Kaip tas debiutas Loreta maratone? Iš tikrųjų, atvirai pasakius, tai labai bijojau to karščio, nes kiekvieną dieną žiūrėjau jau prieš savaitę daugiau laiko, koks bus oras. Ir labai tikėjausi, kad atvės, bet žiūriu, kiekvieną dieną vis kaito. Ir kai atvažiavo organizatoriai, klausė, kokią rungtį bėgs ir paskui maratoną. Kitas žmogus. Tai iš tikrųjų gan labai bijau oro sąlygų, nežinau iš tikrųjų ko tikėtis, nes praeitais metais Europoje labai panašus buvo oras, labai tvanku, buvo tikrai labai sunku. Tai kaip ir banaliai beskambėtų, tai debiutui labai tikėjausi ir labai norėjau finišo bet kokiu atveju. Tai mano svajonė šiandien įsipildė. Ar buvo trasoje tokių momentų, kur jau galvojat, kad gali nepavykti finišuoti, nes nemažai tokių buvo sportininkų? Ne, iš tikrųjų savo neleidau taip galvoti. Prieš startą besiruošiant tikrai galvojau tokių minčių, kur negalima iš tikrųjų galvoti. Bet vakar mano draugo žodžiai pasakyti buvo, tu dar nežinai, kiek iš tikrųjų gali. Tai visą laiką iš tikrųjų bėgant galvojau, kad aš iš tikrųjų nežinau, kiek galiu, bet mano svajonė šiandien finišuoti. Ir bėgant trasos viduryje girdėjau savo mėgstamiausios grupės Coldplay dainą A Sky Full of Stars. Tai buvo man toks ženklas, kad tu šiandien tikrai gali. O kaip pati trasa sudėtingesnių mačiusi? Iš tikrųjų, tai tikrai nėra tokia labai sudėtinga. Aišku, gal maratonininkam tikrai ratais nelabai patinka bėgti. Lengviau bėgti, kai yra didelis ratas, mažiau pagundų kažkur nusiimti. O čia iš tikrųjų turi 4 mažiausiai galimybės čia sustoti, bet didžiausia galimybė tai yra ir noras, tai finišas. Apibendrinant, tas pasiektas laikas užfiksuotas tenkina, tikėjotės daugiau, geriau? Ne, laikas iš tikrųjų tai nėra fantastika, tikrai toli nuo asmeninio, bet dažniausiai Europos čempionatus ir pasaulio laikų gerų dažniausiai nebūna, būna užimtos vietos. Iš tikrųjų nežinau, kokią vietą užėmiau, bet kaip ir besakiau, banaliai beskambėtų, debiutinis mano pasaulio čempionatas, labai norėjau, kad būtų finišas.